Turbūt jau nekartą girdėjot, kad be glitimo tas, be glitimo anas, be glitimo gyvenimas bus šviesus ir spalvotas, spuogai dings, miegosit ir jūs ištiks dar daug laimių. Necituosiu, kur tai sakoma, nesinori vesti į tokius tekstus. Bet glitimo žmonija valgė jau tūkstančius metų. Nebūtinai jį taip išskyrė ir vadino, bet valgė vis tiek ir viso to nepatyrė. Na, gal ir patyrė, bet tai pasislėpė kitų lygų fone. Tai kaip yra iš tiesų? Glitimas yra grūduose esantis baltymas, maiste glitimo vaidmuo yra išlaikyti, tarkim, duonos elastingumą ir formą, todėl ją smagu kramtyti. Glitimo netoleruoja žmonės, kurie serga celiakija. Celiakija yra autoimuninė liga, kurią galite susirgti, jei esate tam tikros rūšies genų nešiotojas. Manoma, kad tokių yra apie 3/4 žmonių, bet ne visi nešiotojai suserga. Kodėl konkretus žmogus suserga arba nesuserga celiakija, o diagnozuotų sergančių yra apie 1% visoje populiacijoje, nėra žinoma. Sergantis žmogus paprastai viduriuoja, jam pučia pilvą, prastai pasisavinamos maisto medžiagos, dingsta apetitas, vaikai prastai auga. Glitimas sukelia su glitimu susijusius sutrikimus, pačią celiakiją, taip pat neceliakinį jautrumą gliutenui, gliuteno ataksiją ir herpetiforminį dermatitą. Nieko daugiau mokslas nežino. Širdingai vengiant glitimo turinčių produktų, bet kitaip nesirūpinant pilnavertę mitybą, žmonės rizikuoja negauti pakankamai kitų maisto medžiagų – geležies, kalcio ir ląstelienos. Ši rizika lieka net tais atvejais, kai glitimo vengia celiakija sergantis. Iš esmės gali būti, kad teigiamo glitimo nevartojimo rezultatai matomi todėl, kad atsisakė duonos, kepinių ir baltų miltų produktų. Jie visi turi glitimo, žmonės pagerina savo mitybą iš esmės atsisakydami nevertingų, daug cukraus turinčių produktų ir glitimas čia esminio vaidmens jau nebegauna. Skanaus, galvokit apie tai, ką valgot ir nepamirškit galvoti savo galvą. Taikos ir ramybės.